Mūsų dažnai klausia, o kodėl mes šitą programą pavadinom Drugelio efektas. Na, pirmiausiai, man didžiulį įspūdį padarė apsilankimas Drugelio namuose. Pasirodo, Lietuvoje galima su vaikučiais nueiti ir pamatyti, kaip vyksta visas tas procesas. Iš pradžių yra kiaušinėlis. Iš kiaušinėlių išlenda toks vikšriukas. Po to vikšriukas susisuka į tokį kokoną ir toliau iš kokono atsiranda drugelis. 4 etapai. Ir aš pagalvoju, wow, taigi lygiai tas pats vyksta žmogaus gyvenime. Iš pradžių mes kaip kiaušinėlis gulim ir žiūrim kažkas ne taip, po to, kai kažkas ne taip, gyvenam kaip tie vikšriukai ir valgom tokiam, žodžiu, nelabai ir atrodom nelabai kaip vat. Po to mes vėl susisukam, norėdam pasislėpti nuo to gyvenimo, o po to vis dėlto, jeigu turim jėgų, tampam drugeliais. Ir pagalvoju, kad drugelis iš tikrųjų nepaprastai gera metafora. Jūs žinom, kad mokslininkai įrodė, kad drugelio toks lengvas suplasdėjimas, sparnelis, gali padaryti antiek globalius pokyčius visame pasaulyje, apie kuriuos mes nenutukiam. Tai lygiai taip pat ir gyvenime. Nedideli pokyčiai, kuriuos mes darom savo gyvenime, gali duoti milžinišką pokytį ne tik mūsų gyvenimui, bet ir visam pasauliu. Taigi, tam, kad padaryti didelius pokyčius, nereikia didelių veiksmų, reikia žinoti, kaip suplasdenti tais sparneliais. Bet didžiausia, man pavyzdį tos tikros transformacijos, tai yra kaip iš kokonų išlenda drugelis. Aš mačiau filmą, kuriame rodė, kad jeigu drugeliui padėti, o iš tikrųjų skausmingai išlenda iš to kokono, bet jeigu jam padėti, tai išlukštenti ir padėti jam išlysti iš to kokono, tas drugelis dėja nebeskraido. Pasirodo, tam, kad sustiprėtų jo visą skraidimų aparatas, reikalingas skausmas, reikalinga ta transformacija, reikalingas tos pastangos, reikalingas tas atkaklumas, kuris ir sustiprina drugelį ir kai jau jisai išlenda iš kokonų, jisai gali skraidyti. Taigi iš tikrųjų tai yra nepaprasta mums metafora, kad atkaklumas reikalingas ir kad nei savęs, nei artimų nereikia labai saugoti nuo tų sunkumų, nes sunkumuose gimsta iš tikrųjų mūsų tikroji jėga. Bet liūdniausias dalykas, kurį aš sužinojau drugelio namuose apie drugelius, jie pasirodo gyvena labai trumpai. O šitie mano 2 draugai iš Pietų Amerikos, jie gyvena pakankamai ilgai. Bet mūsų akimis tai yra trumpas laiko mėnuo. Yra drugeliai, kurie ten porą dienų gyvena. Tai reiškia, jie labai gražus, bet gyvenimas trumpas. Ir aš pagalvoju, kad tai yra kaip mūsų gyvenimas. Irgi mes gyvenam pakankamai trumpai, netgi per daug trumpai. Ir gyvenimas bėga labai greitai. Tai kai žiūriu drugelius, aš žaviuosi, kokie yra gražus, iš kitos pusės man truputėlį liūdna, kad jie gyvena trumpai ir man tai primena, kad ir aš turiu paskubėti ir kažką nuveikti gyvenime, nes jisai per trumpas, kad būti blogas. Tai toks kompleksas metaforų, kurios atsiranda, kai žiūri drugelius, tai iš tikrųjų privertė susimastyti ir pavadinti šitą programą, kuri skirta žmonių transformacijai, kuri skirta tam, kad padėti žmonėms suvokti tos 4 etapus ir padėti jiems išgyventi tos etapus ir padėti jiems greičiau tapti tokiais gražiais drugeliais. Tai privertė mus pavadinti šią programą Drugelio efektas. Ir labai džiaugiuosi, kad Drugelio namų komanda prisijungė prie mūsų ir jie tapo didžiausi mūsų partneriai, rėmėjai ir įkvėpėjai. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad galiu taip tiesiogiai bendrauti su savo draugais jau dabar. O matot čia Morfa ir Mėlynoji mirtis jų vardą, jeigu kas. Tai o dar, kadangi mėgstu tapyti ir piešti, tai supratau, kad nepaprastai malonu paimti ir nutapyti drugelį. Ir vienu žodžiu, iš kokių pusių bežiūrėtum, drugelis yra nuostabus padaras, kuris mums žmonėms primena apie tai, kad gyvenimas turi būti nuostabus ir gražus, kad ir koks jis bebūtų trumpas. Iki.